Šiauliai. Gautas pranešimas, kad siautėja stambus vyras. Labas rytas, mes jau Šiauliuose, penktadienis, treniruočių diena. Pirma treniruočių sesija prasideda už 10 minučių. Tai mašiniukai jau šyla, Jonaška šyla. Vakar šyla. Vakar šylam, šiandien nebe. Ir viskas. Dedame šalmus, pirštinės, lekiam, dedam GoPro stogą. Treniruočių baigęs. Tai nuo praeitų metų su mašina realiai nevažiuota. Tai pirmi važiavimai iš vis nesupratau, kas daras, kas tai mašina yra ne taip. Po to po truputį jau vėl susidraugavau. Gripą irgi atrodė kažkaip, kad daug aš 1.6 barą išvažiavau, nauji kinai. Bet tiesiog, ką žinau, prisidyla prie asfaltą padangą ir viskas. Ir važiavo viskas gerai. Tai 5 ranai maždaug gavas pravažiuoti. Vienas su įvykiu, iškart, realiai, tik išvažiavus, aš taip arčiau jo, kaip pradžiai pasiliko atstumą, paskui kažkaip labai jis lėtai važiavo, staigiai priartėjau ir jis apsisukė ir čia turėjom kontaktų, šiokį tokį, bet čia baika, bodis, gerai čia yra, žodžiu. Net nefilmavai? Gerai, bet čia pastreniravo. Antrą kartą kalbėsiu geriau. Kurva. Mačiau, kad visi daug tų pačių klaidų daro. Aš irgi vienas iš tų. Tai šlapia trasa buvo, šlapios vakar nevažiavam, dabar šlapia, dabar jau išdžiuvo, dabar sausį turim. Tai 1.7 barą. Pabandam, jeigu kas dar grįžtų į pietus, pasikoreguoju, nes čia paskutinė sesija ir 8 važiavimai. Tai kiek spėsiu, tiek spėsiu, bet bandysiu 8 visus ir spėsiu važiuoti. Tik kvalifikacija, tai čia jau, kaip sakant, jau net ne prie planų, čia prie užduočių. Tai vykdam vieną užduotį, vykdam kitą užduotį, kitą top trandą. Nežinau, šiaip visus važiavimus treniravausi tik kvalifikacinius, nes pradžiai kvalifikaciją reikia praeiti, ten poriniai dirbti nuo pat pradžių, nematau didelę tolką tam, nes
Nu, jeigu kvalifikacijas nepraeisi, tai porinių irgi nebus. Buvo gautas iškvietimas. Lengvas kontaktas, tikrai labai lengvas kontaktas į duris, taip pakštelėjau, iškart jaučiu vairas pabėga, dreba mašina, sustoju, ratai va taip stovi. Šitas, ne, tas gerai, šitas taip stovi. Tai pakeitėm traukį, darom suvedimų. Tikiuosi duos dar vieno raną prasibandyti, kaip mašina valdas, ar viskas gerai ir viso, realiai kvalifikacija dabar jau belikus yra. Tai tikėkime, viskas bus gerai. Kur metrai? Va, 2 ruletės. Važiuojam. 63 high, coming in on target. You need to move a little faster than that, son. Seat is Pirmas kvalas važiavimas įveiktas, 7-4 taškai. Biški grypa buvo daugokai ant galą, bet nebuvo padangų, kur šildytis, prisipačiau biški gal mažokai slėgė. Bet 7-4 gerai, jau čia realiai, manau, kvalą praeita. Jonuška 8-3, Martynas 7-9, tai manau visi praėjom kvalų. Dabar antras ranas, tai dasipačiau biški slėgė, bandysiu iki 8 taškelių kažkaip. Tai arba pagerinsiu, arba nepagerinsiu. Tai žodžiu, tokie variantai. Ir viskas, kažkaip, kiek žiūrėjau, tai visi labai panašiai važiuoja, taip, vieni geriau, kiti prasčiau, bet, kvalą aš manau, tai jau praeita ir toliau jau važiuos motoriniuos. Šiandien kova baigta, top 32 pralaimėjom prieš Remigijų Pavydį. Stiprus varžovas, iš tikrųjų, kova buvo, padariau, kuo galėjau, iš tikrųjų. Kažkaip šiandien labai daug treniravomės, kad tik kvalifikaciją praeit, nes praeitį metai mes niekart kvalifikacijos nepraėjom. Tai kažkaip labiau suinteresuoti buvom, kad atidirb kvalifikaciją prie visas treniruotės ir mes mažai porinių turėjom. Tai visa komanda praėjo kvalifikacijų
Justas top tram 2 pralaimėjo, aš top tram 2 pralaimėjau, liko Martynas. Tai žiūrėsim, kaip jam seksis ir tikėkime, kad nors vienam pavyks toliau negu top 32 nueit. Tai laukit tęsinio. Startinis numeris Martynas Mačiulis keliauja toliau. Tai ką, mūsų varžybas šiandien baigęs. Marčiukas ėjo toliausiai, top tram 2 win, top 16 out, bet buvo gražios kovas, šiandien šiaip visi palakstėm, svarbiausia, norėjom kvalas praėjom ir viskas. Marčiukas pavažiavo daugiau, mums gavas mažiau ir viskas. Kitas savaitgalis Macūris, varysim pasilinksmint ir iki kito video.